Viso Šiaulių regiono gyventojai gali naudotis plačiai išvystytų didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių tinklu. Nors tai yra pagrindinė, tačiau tai tik viena iš kitų paslaugų, kuri suteikia galimybę atsinaujinti, pašalinant savo nebereikalingus daiktus, kurie yra didelio gabarito ir neturėtų būti metami į mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerius būdų. Šiaulių gyventojams primenama apie nemokamą didelių gabaritų atliekų išvežimo paslaugą. Tai puikiai galimybė atsikratyti nebenaudojimų baldų, čiužinių, spintelių, lovų ar kitų didelių daiktų, ypač tiems, kurie neturi galimybės jų išvežti patys. Tai vienas iš būdų papildomų yra tiesiog pagal grafiką, kai vykdomas didelio gabarito atliekų surinkimas apvažiavimo būdu išnešti atliekų išvežimo dienai šias atliekas prie konteinerinių aikštelių, tačiau grafikas ne visada patogus, gal kartais tiesiog praleidžiam tą laiką numatytą. Tai jeigu nesinori laukti arba nėra galimybės laukti kito grafike numatyto apvažiavimo, galima pasinaudoti ir papildomą labai patogią ir individualią paslaugą, tai yra būtent didelio gabarito atliekų surinkimas tiesiogiai iš kliento. Paslaugos teikėjas atvyksta prie užsakymą pateikusio gyventojo gyvenamosios vietos ir pakrauna atliekas į transporto priemonę. Labai svarbu, kad gyventojai didelių gabaritų atliekas sukrautų į vieną vietą, kurią paslaugos teikėjas galėtų lengvai ir saugiai pasiekti. Pavyzdžiui, prie konteinerio aikštelės ar prie namo važiuojamosios dalies. Jeigu klientas turi didelio gabarito atliekų ir jam nepatogu pasinaudoti didelio gabarito atliekų surinkimo punktais, taip pat kaip ir kalbėjom, galbūt nepatogus grafikas arba tiesiog jis tuo metu netiko, tikrai skatiname aktyviai naudotis ir labai paprastu būdu užsisakyti individualią išvežimo paslaugą. Šią paslaugą galima užsisakyti sukontaktavus su vežėju arba su Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centru. Nemokama didelių gabaritų atliekų išvežimo paslauga vienas namų ūkis gali pasinaudoti vieną kartą per metus, o atliekos išvežamos per 5 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo. Šiaulių miesto gyventojams suteikiama išskirtinė individualaus didelio gabarito atliekų išvežimo paslauga yra derinama individualiai su klientu, susisiekus su vežėju arba su Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centru. Klientui yra pasiūlomas priimtinas terminas, suderinama ir per 5 dienas nuo užsakymo atliekų surinkėjas suteikia paslaugą. Visi kontaktai, kuriais galima kreiptis, yra pateikiami mokėjimo pranešimuose, taip pat internetinėme puslapyje. Daug informacijos yra ir skelbimuose daugiabučių namų laiptinėse. Raginam Šiaulių mieste palaikyti tvarką ir visame Šiaulių regione palaikyti tvarką ir aikšteles išsaugoti tvarkingas, švarias, kad visos atliekos būtų tik joms skirtose vietose, tai yra konteineriuose, o visas didelis gabaritas, kas jau netilpo į konteinerį, neatsidurtų kažkur ar pamiškėje, ar greta konteinerių. Skatinam nesivadovauti tą logiką, kad jeigu tai yra atlieka, tai jos vieta ir yra atliekų surinkimo konteinerio aikštelėje. Nes iš tikrųjų, pagal visus teisės aktus, toks atliekų šalinimas būtų pažeidimas, nes kiekviena atlieka turi būti jai skirtame konteineryje. Dėl nesuteiktos atliekų išvežimo paslaugos gyventojai gali kreiptis tiesiogiai į tiekėją.